Tarptautinis žiniasklaidos holdingas Baltic Media Alliance kartu su organizacija Caritas jau antrus metus organizuoja gerumo akciją Padėk mano vargstančiai mamai. Šiemet akcija išplėtė geografiją ir vyko nebe tik sostinėje, bet ir kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Aukoti buvo kviečiami ne tik Vilniaus, bet ir Kauno, Klaipėdos, Panevėžio gyventojai. Visą balandžio mėnesį kvietė jungtis prie gerumo akcijos Padėk mano vargstančiai mamai žiniasklaidos holdingas Baltic Media Alliance bei organizacija Caritas džiaugiasi žmonių gerumu, dosnumu ir aktyvumu. Pasak organizatorių, šiemet akcijos rezultatai pranoko visus lūkesčius, o mamoms ir jų vaikams aukoję žmonės pribloškė nuoširdumu. Daugiausiai pačios mamos neša, kurios turi vaikučius, jos turbūt labiausiai šitą problemą supranta. Ir čia pagyvenę žmonės porelė irgi paaukojo pinigėlių, kadangi jie nieko nenupirkė, ypač iniciatyvą pareiškė vyriškis. O taip tai jaunos mamos atneša daiktus. Kalnai drabužių, batų, žaislų, namų apyvokos daiktų, kuriuos atidavė arba nupirko Lietuvos žmonės ir organizacijos, netrukus pasieks tuos, kuriems jų labiausiai reikia. Negana to, atsirado nemažai žmonių, kurie sugraudinti per pirmąjį Baltijos kanalą parodytų nepritekliuose vargstančių, tačiau nepalūžusių mamų istorijų, panoro jas remti ne tik daiktais, bet ir pinigais. Pirmojo Baltijos kanalo parodyta dvi mažas dukreles auginančios 19-metės mamytės Agnieškos istorija ypač sujaudino žiūrovus. Действительно, когда показали сюжет по телевизору об этой семье, так настолько много людей отозвалось на эту акцию помощи, что действительно не верили мы даже, что еще есть люди настолько с большим сердцем и такие, которые хотят помочь совершенно чужим людям. Очень странно было, что не только из Вильнюсского края люди, да, а вот Клайпеда, Каунас, позвонила женщина, которая в данное время живет в Англии, говорит, там есть несколько семей литовских, которые живут там так в одном местечке. Она говорит, что они тоже очень уж как-то, но тронула их вот эта проблема. И эта женщина собирается в июне приехать и, значит, привезти помощь оттуда, вот именно не только от своей семьи, от соседей. Нам очень много легче стало, чем раньше было. Начали люди помогать, много что провозить, какие вещи самые нужные. И постели, и детские, как нужны, там, и памперсы. Ну, очень много чем начали помогать, и лучше стало жить, и даже лучшие люди начали обращаться к нам. Нам одна семья предложила моему работу, ищет в городе. Сказали устроить его на работу. Там все, что помогут. Говорили, может, квартиру нам снимет в городе, как этот дом продается. Į sunkią padėtį patekusios mamos iš paskutiniųjų kabinasi į gyvenimą ir kovoja už savo vaikus kaip tik sugeba, tačiau kartais jų rankos nusvyra iš nevilties. Todėl kitų žmonių parodytas dosnumas ir gerumas tai ne tik materialinė paspirtis, bet ir moralinė parama. O svarbiausia, ir vargstančioms mamoms dovanota nauja viltis. Noriu padėkoti tiem žmonėm, kurie rėmė, kurie dar ir rems visą šią savaitę, kad tikrai kryptingai ir šita parama ir, manau, daug ką pradžiugins. Ir džiaugiamės tuom, kad atsiliepia labai daug jaunų žmonių, tai vadinasi yra mūsų ateitis. Šiemet žmonės aukojo televizorius, vaikiškas lovytes, vežimėlius, voneles, dviratukus, kanceliarinės ir higienos prekes, drabužius mamoms, paaugliams, kūdikiams, negendančius maisto produktus, indus, patalynės, sauskelnes, žaislus, prekes skirtas besilaukiančioms mamoms. Ištisos šeimos automobiliais vežė dovanojamus baldus ir buities rakandus juos labiausiai sujaudinusios istorijos herojai. Pasak Carito darbuotojų, viena moteris, ponia Ramutė, kiekvieną savaitę aplanko PBK ekrane matytas mamas ir nuveža joms pinigėlių. Nenorėjęs prisistatyti geradaris, vienai daugiavaikiai mamai padovanojo iškart net 1000 litų. Atsirado nemažai žmonių šiemet panorusių kai kurias skurstančias šeimas finansiškai ar kitaip remti nuolat, net ir išnuomoti butus. Organizatorių manymų, tokia labdaringa veikla akivaizdus įrodymas, kad akcija pasiekė PBK žiūrovų širdis ir kad mūsų visuomeniai dar nesvetima nuoširdi atjauta ir gerumas.